Jeigu darbo bus, darbas visuomet nėra sunkus, bet tik būtų darbo to. O pensininkam bus labai gerai ateityje. Turės daug pinigų gaus, nes jie sunkiai dirbo visą laiką. Tai va, ir pensininkam bus nemokami vaistai. Kad mes visi dirbsim, kad užsidirbsim ir turėsim. Tai ta ateitis geresnė ar blogesnė? Tikėkime, bus geresnė. Nereikia viską žvelgti pesimistiškai, man atrodo, kad bus geresnė. Tai socialiniai projektai skirti socialinės atskirties mažinimui, kvalifikacijos kėlimui, užimtumo didinimui. Esame Vilniuje, Lietuvos kalinių draugijos dienos užimtumo centre, kur kartu su savanoriais dainuoja asmenys grįžę iš įkalinimo įstaigų. Jie Europos socialinio fondo remiamo projekto dalyviai. Tai projektas pavadinimu Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų asmenų bei jų šeimos narių integracijos į darbo rinką modelio, priemonių, paslaugų sukūrimas ir įgyvendinimas. Čia esame dienos užimtumo centre, kuriame praktiškai ir vyksta visa projekto, ta gyvoji dalis. Tai yra gyvas organizmas, kuriame žmonės, nuo pat pradžios dienos iki pabaigos būna šis. Projekto tikslas, kad šie žmonės negrįžtų ten, iš kur atėję, ir kad ratas nesisuktų ir vėl iš naujo. Kažkuria prasme projektas nuo tokių bazinių poreikių iki tų integracijos poreikių. Jis visą tą skalę padengia, kur žmogus gali gauti gyvenimą, maitinimą ir taip toliau, ir plus paskui visi darbo rinkos dalykai. Čia asmenys grįžę iš įkalinimo įstaigų mokėsi siuvimo. Dienos užimtumo centre taip pat buvo rengiami baldžiai ar statybininkai. Projekto dalyviai čia galėjo ir gali mokytis pamirštų dalykų, tokių kaip pasigaminti valgyti, ar tiesiog vienokiu ar kitokiu būdu praleisti dieną, tarkim, ruošiant papuošimus kalėdoms. Mokiniai buvo šįkart nuostabiai geri, kadangi labai pasisekė, ne visada tokie būna aktyvus, labai daug dirbo, labai gerai dirbo, stropus buvo, viską įsisavino nuostabiai, ką rodžiau. Rezultatai matomi jau dabar. Tai ne tik mokymo metu nudažytas užimtumo centro nakvynės pastatas, bet jau įdarbinti ir 22 žmonės. O svarbiausia, projektu siekiama sukurti veiksmingą nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo asmenų bei jų šeimos integracijos į darbo rinką modelį. Čia yra struktūrinių fondų, aš manau, visą laiką yra dviguba nauda. Tai vienas tiesiogiai žmogui, o kitas yra sistemai, socialinės apsaugos sistemai. Tai šį čia mes matom, kad tas įgyvendina. O dabar paprašysime tylos. Vyksta autobusų vairuotojų mokymai Šiaulių darbo rinkos mokymo centre. Šį kartą paskaitos tema – aktyvusis ir pasyvusis transporto priemonės saugumas. Čia savotiškai atsipalaiduoju, aišku, nuo savo darbo, bet jau čia žinių įgyji. 2008-aisiais įsigaliojusi ES direktyva nustato, kad per 5 metus kiekvienas autobuso vairuotojas privalo dar kartą pasimokyti ir pakelti kvalifikaciją. Tas ne tik, kad suteikia naudingų žinių, bet ir teisę įsidarbinti bet kurioje ES valstybėje. Kad nėra naudos, nieks nesako, ir šiokia tokia nauda teikia savaime, kai ką sužinai, kai ką primirši, prisimeni viską, čia negali sakyti, kad nėra naudos. Projekte dalyvauja 8 Šiaurės Lietuvos autobusų parkai. Pastarieji teikia visuomeniai viešąsias transporto paslaugas, kurios dažnai yra nepelningos. Todėl privalomas vairuotojų kvalifikacijos tobulinimas įmonėms tampa našta. Šią naštą perkelti patiems vairuotojams netikslinga, nes viešojo transporto vairuotojo specialybė nėra prestižinė. Projekte dalyvaujančių įmonių vairuotojų atlyginimų vidurkis nesiekia vidutinio darbo užmokesčio. Todėl jiems kvalifikacijos tobulinimo kaštai gali būti per dideli. Tai sąlygotų vairuotojų skaičiaus įmonėse mažėjimą, o tai mažintų įmonių gebėjimą konkuruoti rinkoje. Tokiu būdu mažėtų teikiamų paslaugų kokybė ir įvairumas. Todėl šių vairuotojų mokymų finansavimas, skiriamas iš Europos socialinio fondo, yra labai svarbus. Būdų anksčiau, jeigu kur nors reikėdavo kažką pasiklausyti, kokių nors paskaitų, tai antipatija tokia. O dabar
Ir netgi su ūpo ir atvažiuoja ir mažeikiečiai, ir joniškiečiai. Kuo tu nori būti užaugęs? Alauduku nori būti. Kuo? Alauduku nori būti. Gaisrininku? Nori būti gaisrininku? Esame Pagėgių darželyje. Čia ilgiau veikianti darželio grupė. Tai viena iš Europos socialinio fondo remiamo projekto Dirbdami kurkime šeimos gerovę veiklų. Tai bus pagalba asmenims, kuriems sunku suderinti darbą ir šeimos įsipareigojimus, kurie savo šeimose turi senų, neįgalių asmenų, vaikų iki 7 metų. Ekonominių sunkmečių vis daugiau dėmesio skiriama darbui, todėl nukenčia šeimos nariai, kuriems lieka vis mažiau laiko. Mažesniuose miesteliuose ar kaimuose gyvenančios šeimos susiduria ne tik su problema, kad nėra sukurtų sąlygų derinti įsipareigojimus, bet ir su itin stipriamis tradicijomis, kai moteris privalo atsisakyti darbo, saviraiškos ir likti šeimoje. Yra dirbančių, kad jie ilgiau negu iki 5 ir aš manau, kad yra gerai. Nereikia nei auklės samdyti ir atvedai vaiką, palikai ir žinai, kad vaikas saugus ir pavalgęs bus ir prižiūrėtas. Taigi, pagalbą gali gauti visi, kam jos reikėjo ir kas iki šiol neturėjo galimybės ją gauti. Ir gali būti, kad Julius, Agnetė, Eligija, Vesta, Vėjūnas, Justas ir Elinga kartais lankys ilgiau veikiančią darželio grupę, o jų tėveliai galės skirti laiko darbui.